Labą dieną. Ačiū labai geras. Prašom, bilietukas pabučiuoti arkliuką. Labai gerai. Arkliukus labai myli. Kovo 3 dieną. Klausykit, bet neipalingį pakvieskit ir padėkit. Aš noriu šitą pasakyti. Būtinai Romu. Jis toks tylus žmogus buvo. Ir va tokių aš labai. O, tai nelabai toli. Atbučiavo Bet truputį. Nu, fotografavo, dabar galėsit per naują. Fotografuoti. Moterim postė prašom. darbo metu atbučiuoti tai mergytei. Tik tai ir dabar prašytų žvėjų visiems. Tai aš išgeriu ir dabar su jum pasibučiuoju. Nu, čia nežinau, reikia dviejų pokščių. Tai tik tai šiaip vienkartinė. O pala, kas čia? Esmi paskutinis jo. Senas kokias dalys. Kokias ir būtų. Mėnesienos draustinį. Čia mano dailininkė. Kas metai buvo? Galerija Tvartas. Kaip jį prasidėjo? Man vienas senas kino mechanikas padovanojo tarybinių laikų, anų laikų afišas kino. Galvoju, kur jas eksponuoti? Nu, neturėjom kur vienas Tvartas, viena šitą erdvė ten jau viduj ten jau užpildyta. Tai čia aš išlipžiu, paskui žiūriu, kad ten yra Babkauskas, Banionis, rusų aktorių garsių. Tai sakau, aš juos į Tvartą kažkaip. Tada aš ir pats save įdėjau. O ten priešais. Ir rinkom viskas, kiekvienas eksponažas, tai savo net šitas kryžius buvo palaidotas žmonių, bijo atstatyti. Ten, žodžiu, čia partizano čia batai atnešė remontuoti, kol remontavo kaime, taisė, tai žuvo ir visokiausių. Va, Propas Gženskųjų banių, matot, mano čia šitas bilietas. Jo. Ir taip ir tikras. Nu tai va, nu nieko, ką čia šnekėsiu. Leidimas į moterų pirtį. Žodžiu. Čia, bet aš atsiprašau, aš neturiu kada gal kitiems. Nu jo, trakai paskirt negali, trakai gal vieną knygų išlaidyti. O ciltų kaimas dvi. Aš buvau priblokštas, tai man jau seniai. Kol šeimininko nepasisveikinti, negali jau užplėsyti. Matyti tokį kitą Jis žodžiais ir penkiom. Lietuvos ir pasaulio pasvaliečių prezidentas profesorius Kanapėnas. Ką taip garsiai nesakykit, Ir tai jau žmonelą. Čia Irutė, čia. Kur Irutė? Nu šiandien šiemet šitie atlaidai skirti žemėvardžiams. Žinot, kad iš kiekvieno tėviškės, kas turėjo tėviškę, man atrodo, dauguma išskyrus tos, kurie blokšniuose jau gimė,
kad kiekvienas kalnelis, kiekvienas klonelis, kiekvienas upelis, kiekvienas ežerėlis, netgi akmenys turėjo savo vardus. Jis turi vardus. Bet tie vardai dingsta kartu su kartom, sykiu su kartom, kurios su tai žmonėm, kurie sumanė ir kurie naudojo. Išeis mes ir neliks kam tuos įvardinti, kad žemė pasidarys nebyli žemė. Bet va dabar skaičiu Kazimiero Būgą raštus. Pasirodo, dar Kazimieras Būga sakė, kad žemė darosi vis nebylesnė. Jėdų tokių vardus pasakyti. Žodžiu. Tai, bet prieš tai dar kelios tokios, taip sakant, kaip visada būdavo. Ir šie gruzinai verčia lietuvių literatūrą, prozą, poeziją. Jums gal ir keista atrodo, kaip čia tie gruzinai gali mokėti lietuviškai, bet mes turime vieną puikią vertėją Naną Davidzę, kuri jaunystėje studijavo Vilniaus universitete, puikiai išmoko lietuvių kalbą. Ir jinai mūsų yra tarsi literatūros ambasadorė Gruzijoje. Yra labai jau daug, yra išvertus lietuvių literatūrų, žodžiu. Ir šiais metais turėtų pabaigoj metų pasirodyti jų žurnalas skirtas visas lietuvių literatūrai. Jis vadinasi Apra, Burė. Tai, na, maždaug toks gal turbūt kaip mūsų metai. Tai va, tokia buvo darbinga nuotaika visą savaitę, o dabar jie, tikiuosi, ir padainuos, labai gražiai dainuoja, tik labai jos reikia ilgai prašyti, kad jie dainuotų. Undat es moedeba, undat orts da šaras, mzetушია, ლოც დახრავს, პაწაწინა ეშვი, დედამიწა უჭირავს თავის ციცქნა ფესვი, მარადისო. Dabar mes skaitysim, kaip sakėm, savo tuos žemėvardžius savo tėviškių. Čia šitą, aš paprašysiu, kad šitą vadovautojų, ar kaip čia pasakyti, šitą Asta Leskauskaitė, šitų vietų kilusi kalbininkė, mokslų daktarė. Tai kol kas, kai aš baigsiu plepėti, jūs pervysit. Žalcabalė, Jonakalnis, Žiemabalė, Žilvicinė, Lapakalnis, Kukalio kalnas, Dubliukė, Burbiškė, Dainabalis, Deminas, Morkelai. Va, tai iš viso 25. Dabar aš tai paprašysiu Astą, kad pirmiausia savo. Aš džiaugiuosi tuo, kad visada yra neabejingų žmonių, kurie dar stengiasi užrašyti tuos. Kiek pavyksta senuosius vardus. Yra jų paskelbtų
įvairiuose laikraščiuose, įvairiuose knygose nemažai yra užrašytų ir balų, ir kalnelių, ir klonelių, ir akmenų, ir kitokių vietų pavadinimų. Tik artėja prie jūsų, bet dar. Tai yra surašyti visus, kiek prisimenu, vietovardžius savo gimtojo kaimo, kuris yra unikalus visais atžvilgiais ir turi savo netgi kalbą, unikalią tarmę. Ir pats gražiausias kaimas visame pasaulyje. Ir patikėkite, kas yra. Sala, Gojalis, Užugojai, Senovė, Pereselciai, Kapinynas, Cegelne, Klanas, Rorva, Kuokampu, Užubalis, Akmenyčia, Nemunykščis, Kubytis. Įvairių kaimų. Daugiškė. Aventa. Koks grožis mūsų Vintuos. Toliau, kas dar? Tokiai Viliuošė, Dabikėlis, ten yra tokie dabar namai. Numa, ne tą pasakiau. Aha, ta tik tai. Šalto vandens akmenuotam dugne, Ventą brendu, Vėžio žnyplės rudame sanary, Ventą uodžiu, užšalusio lede žuvies peleke, Ventą sapnuoju, meilę, saugok mane, gerumo pačioj gilumoj, Ventą galvoju. Aš tai trumpai Trakų rajonas, tai kažkada tai mokinaus, tai sako, kai pasakai, sako, kas tu, sakau, Dzūkas, sako, iš Trakų rajono, taigi sako, Tyruskiai, Lenkai, tai sakau, o jie buvo lazdijokai. Reiškia, šitie visi vietovardžiai, nu tai praktiškai kiekvienam kaime buvo. Pas mus tai tik du prisimenu, tai vienu iš anksčiau, o kitų iš vėliau. Tai buvo mergos pylimas. Tai kai paklausiu pas močiutį, sakau, kapis kilo, tai sako, atajo merga atsigula ant kalno ir pas jų paponešiai tokie buvo drūci. Nu, tai sako, šitų pavadinimų ir davė. O jau sovietų laikais tai buvo tokia, reiškia, kokių 30 gal metų, tai Palanga davė. Tačiau davė jau kaimas. Tai reiškia, buvo sąlygos veršelių auginimui padarytos tokios, kad geriau nei žmonės gyveno. Okseliai, atskiri nameliai, visi loveliai, vėl viskas, tai va Palanga. Buvo, tai praminė kaimas Palanga, tai ištelėsiu, tai tiek ir norėjau. Jo visos knygos man yra kaip vaikai, jas skaitau jau beveik 4 dešimtmetį. Tai norėčiau palinkėti gerbiamam Romui, kad 50 vaikų sulauktų, tų 50 knyga išeitų ir paskirčiau savo kuklę. Tai va, žodžiu, tie pavadinimai, Plieno lenta ir visų tų kaimų pavadinimai, sodybų pavadinimai toj plane yra. Kaimo nėra, bet planas yra, kaip jis buvo tas kaimas. Pavyzdžiui, Trinkuškių kaimas, Trikuški, 3 kalnai Trinkuškis Zarasų rajone, tai aš buvau nustebęs. Ir kitur, kaip ten bebūtų, ir tuos pavadinimus išsaugoti ant žemėlapio. Čia taip vadinasi, tos pievos, tos lankos, tas. Tai va, čia labai graži idėja. Tai ačiū labai. Kol kas tai viena, kad šities tikrai unikalūs pavadinimai ir kiek įmanoma, aišku, reikia dar juos pabandyti gelbėti. Mintis, aišku, labai gili, prasminga ir reikalinga ir laikas atsigręžti savo ištakas ir jie jas atsiremti. Ačiū. Profesorius, matematikos profesorius Gintautas Misevičius, ypatingai žmogus. Čia yra 5 knyga. Atsiprašau, perkūno nėra. Kadangi jų jau iš karto jau suprant, tai čia yra per praeitį ateitį ir taip toliau suprant. Čia yra tęsinys knygų. Ir viena įsimaišiusi yra apie tremtį. Koks buvo mūsų šeimos likimas. Dėkoju Jums už šitą renginį puikų ir tęskite toliau šitą bat. Ir norim pakviesti visus jūs turinčius daug informacijos, daug patirties, daug tradicijų, dalintis šitą informaciją su mūsų lietuviška bendruomenė. O dalintis geriausiai yra internetu. Ir tam reikalui mes esam sukūrę internetinę enciklopediją, kuri yra Wikipedijos analogas, bet turi kitą adresą. Jos adresas yra Lietuva.lt. Joje yra tas pats formatas, ta pati informacija
kas ir Wikipedijoje, tik Wikipedijoje yra 100 000 su trupučiu straipsnių, o mūsų yra 6 milijonai su viršum ir jau viršijo anglišką enciklopediją. In Dzūkiją. Tad prašom visus prie dzūkiškų bandų. Dar anoji pusė, dar. Meniškių kaimo skelbimo 2016 metų Lietuvos krašto kultūros užkampių. Čia susirinkę iš daugelio Lietuvos kampų ir kampelių radome reikalą, tikslą ir prasmę, kad Diemeniškiai būtų paskelbti 2016, tai yra šių metų Lietuvos kultūros užkampių. Nėra ko slėpti, tad tenka su dėkingumu pripažinti, jog dingsti šiam kukliam žingsniui ar gestui davė Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis. Lyg ir pažadėjęs pernai dalyvauti 7-osiuose Diemeniškių atlaiduose, likus kelioms dienoms iki jų ministras pranešė, jog į Diemeniškius atvažiuoti negalės, nes jam tenka vykti Žagarėn, kuris skelbėsi kultūros sostinę. Kur jau ten mums iki Žagarės? Vien žagarvyšnių bei žagarvinio ten daugiau negu Diemeniškiuose. Šiaip ar taip, niekur kitur nevyksta tokie arba panašus atlaidai, tarmių ir šnektų, kai juos susirinkusiems atleidžiamos visos nuodėmės, tiesa, išskyrus savo gimtosios tarmės užmiršimą. Šiaip ar taip, ne apie kiekvieną kaimelį išleistos 4 knygos, sukurtos 2 dainos ir 2 televizijos laidos bei dokumentinis filmas. Mano klausimas. Turbūt žinote, kur tas Diemeniškių kaimas ir turbūt žinote, su kuriuo mūsų rašytojų publicistų, kurio rankai priklauso šita literatūrinė deklaracija, jis yra susietas. Labą dieną. Labą dieną. Kuo jūs vardu? Virginija. Iš kur esate, Virginija? Šakiai. Tai viskas, aš beveik rami. Kai seka mūsų kultūrinį ir literatūrinį gyvenimą, turbūt teisingai atsakysite. Prašom, Virginija, bandykite. Aš manau, kad tai vyksta Dzūkijoje. Taip. Labai gražioje vietovėje, o čia jau krikštatėvis to reikalo būtų rašytojas Romas Sadauskas. Lietuvoje per paskutinius čia keletą metų yra pirmas bibliotekos atidarimas. Bet tokios kaip Meilės biblioteka, tik nemaišykim su Meilė Meilės bibliotekos. Tai yra pirmas visam turbūt pasaulyje. Dar kartą paplojame. Tai aš aiškinu, kad kiekviena gera knyga, kiekvienas meno kūrinys tikras, ne apie nieką daugiau, tik apie meilę. Jeigu ne moteriai ar vyrui, tai meilė Dievui, meilė gamtai, meilė visam. Be meilės meno negali būti, tikro meno. Tai va, tai sakau, tai tikros knygos, visos yra apie meilę. Nu, čia nėra palyginus su Adomo Mickevičiaus arba Klaipėdos fondai gal mažesni. Bet aš prisimenu Aleksandro Bloko Aleksandro pasakymą, vienam radau dienoraštį, kad sako, kultūringam žmogui užtenka 1000 knygų, bet tą 1000 knygų reikia rinkti visą gyvenimą. O kad nuotaika tikrai būtų gera, gal prisiminkime dainą, kur išliko mano atminty iš vaikystės laikų, kai kaimo merginos dainuodavo vasaros vakarais. Groja pagiri vasara dainas, kas o kas sakyk, širdį tau atvers, greit naktis apgaubs mėlynais skliautais,
mielas tu pašauk, jie tikrai ateis. Su pagarba Lina Žilionytė, Mikuco Juozaus anūkė. Vašingtonas. Simboliškai pačiam bibliotekos metų vidurvasarį atidaroma meilės biblioteka. O mes žinom, kad knygas myli ne tik tai žmonės, bet ir pelės. Tai tegul šitas išdidus ir išmintingas paukštis saugo šitą biblioteką ir skleidžia šviesą, jeigu jisai patupės. Šampanas tinka kinu? Tinka. Ir iš karto ten žmonės paleisti.